Papilys miestelis Biržų rajone. 17 amžiuje šiame miestelyje gimė Lietuvos didysis etmonas Jonušas Radvila. Papilyje užaugo ir mokytojavo rašytojas Kazys Binkis. Radvilos, kaip jau mūsų visam Biržų rajone. Čia gimęs Jonušas Radvila. Įtvirtintoj piliavietė dvaras stovėjo apjuostas gynybiniu grioviu, kurį kasinėjom su archeologais. Ir važiuoja ekskursijos ir iš Vilniaus, Radvilų takais važiuoja ekskursijos visada užsuka, nes irgi unikali vieta su 2 bažnyčiom ir reformacija. Tai va taip tų žmonių čia netrūksta. Buvusiame mokyklos pastate 1992 metais antrajame aukšte apsigyveno Edita ir Gintaras Landsbergai. Naujieji šeimininkai pradėjo puoselėti kadaise čia mokytojavusio Kazio Binkio kolekciją, mokyklos laikus menančią ekspoziciją. Dabar pirmajame pastato aukšte įkurta ir puoselėjama Kazio Binkio ekspozicija su rašytojo asmeniniais daiktais bei nuotraukomis. Čia tokia vieta įdomi, energetiškai pakrauta, nes buvusi sena mokykla, dar caro laikų statybos. Atrado muziejų jau. Kaziui Binkiui skirta. 73 metais įkūrė mokytoja Levandavičiūtė. Binkio 80-mečio proga. Tai va ir teko aptvarkyti aplinką, nes jau keli metai čia nieks negyveno ir taip prasidėjo mūsų tas gyvenimas Pakalninėje. Nes šita vieta vadinasi Pakalninė. Visi Papilio žmonės žino, kur tai yra, nes čia Rovėjos slėnis, ta sena mokykla. Daug kam irgi kelia sentimentus, nes čia daug kas mokėsi, jų tėvai, seneliai mokėsi. Ir taip viskas prasidėjo. Caro valdžios įsteigta, 5 metais pastatyta, čia po 5 metų revoliucijos kažkokias tai nuolaidas caras darė. Aišku, rusų kalba buvo pamokos. Ir nuo 5 metų, ar nuo 7, gal 5 gal pradėta statyti, 7 jau atsidarė mokykla. Kai prisiminimuose liktai mergaičių pirma buvo skyriai, nes dar viena mokykla stovėjo miestelyje, medinė, per 1 pasaulinį karą sudegė. Ir čia visi galvoja, kad mokėsi Kazys Binkis. Jis mokėsi toje Papilio miestelio mokykloje. Čia jis tik mokytojavo per 1 pasaulinį karą, kai buvo sugrįžęs į tėviškę. Susitiko savo pranutę, kuri buvo atvažiavusi į jo surengtas gegužinės su valių sruoga ir be galo pamilo. Ir parašė jai daug eilėraščių, visą savo ūtas skyrė ir kitus eilėraščius. Jis čia praleido keletą metų, čia gyveno su mamute viename gale, o kitame gale buvo 2 klasės. Ir mokytojavo, ir vaikus, ir suaugusių kursus vedė, ir visokias ten vaidinimus, gegužinės rengė čia aplinkiniuose dvaruose. Vienu žodžiu, čia jis labai tą kultūrinę veiklą vystė tuo laiku, nes daugiau labai tokių žmonių čia inteligentų nebuvo. Kiti buvo pasitraukę kaip kunigai ar miesto inteligentija, nes kiti tiesiog traukėsi į Rusiją nuo karo, tai va jis čia buvo toks užvedantis tą visą gyvenimą. Ta ekspozicija atsirado 73 metais, kai Papilys šventė Binkio 80-metį. Papilio mokyklos mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja Levandavičiūtė sugalvojo, kad reikia Papiliui Binkio muziejaus. Tai va ir jinai čia visą tą pagrindą įkūrė. Iš Binkio, tai yra sūnaus Gerardo, gavo tą
baldų komplektėlį, rašomąjį stalą ir krėslą iš Kauno būto. O visos nuotraukos, tai čia daugiau gal iš Maironio muziejaus faksimilės. Na ir dabar, aišku, pasipildo, gal kažkokią knygutę atnešė atradę žmonės seną, ar dar kažką susijusi su tuo laiku. Bet jau čia mūsų nuopelnas mažas, tik tai prižiūrimės tą kampą. Mokyklos etnografinis muziejus. Tik taip dabar išėjo, kad aš jį prižiūriu daugiausia su žmona. Ir nes mokykla jau dabar taip baigia nunykti mūsų. O tie daiktai vis tiek yra man svarbus ir reikėtų juos kažkiek tai dar išsaugoti. Ir atvažiuoja žmonės pas Binkį, tai apžiūri ir šitos visus pakraščius. Gintaras iš savo tėviškės atsivežė daug senovinių buities rakandų. Didelę dalį eksponatų sunešė ir patys Papilio gyventojai. Taip pat Gintaras nupirko 2 senas klėtis, išardęs parsivežė ir pastatė savame kieme. Taip atsirado ir senovinių rakandų ekspozicija. Čia sugulė staliaus, kalvio, žemdirbio įrankiai, kubilai, pintinės, kraičio skrynios ir kiti rakandai. Grąžto prototipas. Šaukštinis grąžtas. Kaip atrodė patys pirmieji grąžtai naudojami mūsų. Paskui atsirado graižtvas susuktas labiau, o pirmieji buvo tokie. Tai kaip jo naudodavas? Tai pirma pragręždavo plonų grąžtelių skylutę, paskui didesni ir kol pabaigai su tokio šaukštu. Jūs nebandėt? Esu bandęs, bet čia dabar to grąžto nėra, sulaužiau aš vieną tokį grąžtą, nes nemokėjau jo naudotis. Nuo vaikystės man visada traukė ta senovė, ta romantika ir tie seni daiktai man kažką tai reiškia tokio ir pilni namai buvo tų senų daiktų, palėpės visos prigrūstos. Ir aš tiesiog čia apsigyvenęs viską susivežčiau į Papilį ir kažkaip, kad jie ten galėtų paslėpti, kažkaip nesinorėjo. Nes čia lankosi žmonės, atvažiuoja pas Binkį, atvažiuodavo buvę mokiniai. Tai va, sakau, kodėl man jų neparodyti ir kitiems žmonėms. Tai va, taip atsirado tos klėtelės, išsidėliojom tos visus daiktus. Mokykloje tai senoj buvo tuščios patalpos, tai va, aš dirbau mokykloje, tai su mokyklos bendruomenė sugalvojom įsteigti ir ten muziejėlį. Ir žmona rengdavo tokias vasaros stovyklas Radvilų takais, tai va, mokiniai. Jų metu tvarkėm tas patalpas ir plovėm tos daiktus, statėm. Pavyzdžiui, stakles statėm labai įdomiai, ten pasikvietę seną močiutę 80-metę, nes nieks daugiau aplinkui nebemokėjo to padaryti. Tai va, visą dieną su ta stovykla mes čia vargom, statėm riestuvus visokius, klėtį, kad įrengėm, kad tuos siūlus suvyti, ten technologija tokia, kad aš dabar nepakartočiau niekaip. Atsirado, kurie parduoda tas klėteles, dabar tai vienos vietoje iš vis tik tai stovi ąžuolas belikęs, sodyba nugriauta ir sulyginta su žeme. Kita irgi žmogus pardavinėjo sodybą, tai va tiesiog atsirado proga ir man labai knietėjo išbandyti dailydės amatą ir pažiūrėti, kaip tas klėtis statomos. Tai va, kiekvieną ardžiau kaip lego žaislą, kiekvieną rastą lentą teko susižymėti ir grąžinti tą pačią vietą ir paskui čia atsivežus. Tai va, toks labai įdomus buvo darbas ir va, atsirado erdvės, kur galima tas senienas visas sudėti ir dar išsaugoti kažkurį laiką. Seniausi, tai aišku, tikriausiai
akmeniniai tie kirvukai iš apylinkių surinkti vaikų ir tas dubeniuotasis akmuo pagonių altorius jau. Na, jis nėra toks senas, jau jis tenai, kaip mokslininkai sprendžia, kad jau įvedus krikščionybę dar buvo naudojami šitie paskutiniai reliktai pagonybės, bet pakankamai senas kaip mūsų muziejui. Nebėra vietos, kur jiems padėti ir žmonės pasiūlo, bet tenka mandagiai atsisakyti. Aišku, ko dar nėra kolekcijoje, tai būtinai priglaudžiu, bet šiaip jau neberenku, nes dabar jau tas etnografinis mano etapas praeity, aš jau kažkaip mažiau domiuosi tais dalykais ir tiesiog dabar tai tik tai saugojimas ir kad dar jie čia būtų pas mus kažkiek tai laiko po stogu. Tai va čia irgi įdomus eksponatas, gautas iš Sabaliausko Žalios Rūtos gimtosios sodybos. Tai va gal naudojo jo tėvai. Anot Gintaro dažniausiai žmonės į muziejų ir užsuka ieškodami Kazio Binkio pėdsakų. Taip pat užklysta ir keliaudami Jono Meko gyvenimo keliais. Na, važiuoja pas Binkį dažniausiai. Ir atranda Binkį, atranda dar ir tą visą aplinką, atranda dar kažką. Kiti važiuoja pas Meką. Tai daugiausia japonai jau čia jie ieško to Meko šituose kraštuose. Kiti anksčiau važiuodavo į gėlynus pasižiūrėti, nes kažkada labai domėjausi sodininkystė, gėlininkystė, dabar viskas apleista, ten jau dabar versta mišku mano gėlynai. O ir taip atvažiuoja. Dabar aišku mažiau jau, bet anksčiau tai vasaros būdavo įtemptos. Dabar dažniausiai pas Binkį važiuoja. Iš jo prisiminimų yra žinoma, kad jis čia kažkiek mokėsi. Kažkiek. Gal ne pilnus metus, bet jis kažkiek čia mokėsi. Yra nuotrauka net prie šitos mokyklos nusifotografavę. Šiaip jo mokykla pradinė yra Laužadiškio, ten arčiau jo tėviškės. Bet čia jo bažnyčia, jis čia krikštytas, jo čia papilys jau jo žemė. Tai tie žmonės ir ieško jo kažkokių tai pėdsakų. Jeigu turi daiktą ir nežinai, kam jis skirtas, kada atsirado, kokia jo kelionė į Lietuvą, pavyzdžiui, nes tie daiktai irgi nukopijuoti jau atėjo iš tų vakarų Europos meistrų, ten visokie ten kirvių formos ar ten dar kokie matavimo įrankiai. Tai va, ir ieškai, ir domiesi tą kelionę jų. Čia įdomiausia, man atrodo, ne pats tas materialus daiktas, bet kas apipinta apie jį, jo ta semantika visa jo. Tai anksčiau tai būdavo prisilietimas prie tos mūsų praeities, tos lietuvybės, nes kiekvienas tas kaimo meistro padarytas daiktas, jis yra ir tradiciškas, ir labai skirtingas, nes nuo žmogaus charakterio tenai, kad jam tiktų jis pritaikytas, tai va tiesiog paėmi vartai, žiūri, va, kam čia tas išpjovimas, o kam ten reikalingas atsikišimas. Tai va tokie dalykai, ne kaip kad fabrikiniai daiktai. Aišku, tie seni fabrikiniai irgi įdomus, bet va tie kaimo pagaminti kaimiečio įrankiai, visokie rakandai, tai ypač mėly man buvo visą laiką ir ta šiluma nuo jų sklindanti ir dabar dar kažką tai reiškia.